Nu tai sveiki visi, sugrįžę į dar vieną video po tokio ilgo laiko. Tai praėjo labai daug laiko, kodėl? Nes buvau užsiėmęs, atostogos buvo visų. Šiaip aš dabar turiu šiuo metu paruošti 3 videos editant ir jie super yra ilgi ir aš tinga editint, tai dėl to labai ilgai užtrunka tos video. Aš pavyzdžiui turiu podcastą, aš galvoju, kad balandžio vidury išleisim, ir man kad gegužės pradžioj, bet gali būt dar toliau, bet nu jo, tai dabar vakar įvyko Vengrijos rinkimai, kurių laukia visa Europa, visas pasaulis, nes šitie rinkimai pakeitė Ukrainos ir Rusijos karą. Tai žiauriai pakeitė. Dėl to, kad buvo Viktoras Orbanas, šitas žmogus. Jisai valdė valstybę jau iš viso 16 metų. Ir jis labai esą prieš Ukrainą. Ir labai už Rusiją. Ir tas yra problema. Tai jisai padarė visą sistemą, pavyzdžiui, čia tokia didelė sistema, jisai visai laimėdavo kaimuose, o sostiniai ne. Nes opozicija visai laimėdavo. Atėjo jo valdžios pabaigos data. Atsirado opozicinė partija TISA su pavadovu Peter Magyar, arba kaip labai daug mėgsta įvadinti, Magyar Peter. Nes mašikai čia tas pats žmogus į Magyar Peter arba Peter Magyar. Sak skirtingų būdų pasakyta. Tai va kaip vyko rinkimai, jie turi daugiau mandatą, jie turi vienmandatę, tai pačios vienmandatė labai didelė yra. Ir va čia atrodo, kaip matot, mėlyna, vien tik Peter Magyar TISA partija. Va čia kandidatai buvo surašyti. Čia kas išėjo. Čia labai daug yra praština, kad čia žiauriai buvo labai daug. Tai jo, čia ir pavyzdžiui dabar polai. Nu, kas jau tau labiausiai patinka, tai va, buvo nuo 55% nukrito, tada vėl kyla, bet jau taip jau viskas. Ir čia yra sujungta, čia nėra tikrasis, taip, nėra čia tikras šitas polinimas, nes iš tikro buvo 2 polai. Vyko valstybiniai polai, kurie Fidesz garbino, o nepriklausomi arba pozicijos garbino, sako, kad TISA laimės. Va šitie garbina, o šitie sako, kad laimės, rimti yra. Ir buvo parašyta, kad čia buvo didžiausias rekordas laisvų rinkimų, kurie vyko nuo pirmųjų laisvų rinkimų, kurie vyko 90 metais. Tai jo, tai va kaip dabar atrodo. Jie turi pilną daugumą, bet yra problema. Yra labai žiauri problema TISai. Atrodo, kad jau viskas Fidesz pralaimėjo, jie dabar valdys šitą Vengriją labai gražiai, labai bus faina, bet ne. Nes yra prezidentas Vengrijoje, bet jisai nėra renkamas kaip Lietuvoje žmonių, bet jį renka pats parlamentas ir buvo rinkimai 24 metais. Tai išrinko Fidesz prezidentą. Ir dėl to TISai bus labai sunku kažką pakeisti. Ir pavyzdžiui, kaip Lietuvoje yra konstitucinis teismas. Ir jie pilna Fidesz dabar. Ir tai yra labai didelė problema, kurią turės susitvarkyti kažkaip TISA. Bet dabar pasidžiaugime, bet paskui ateis rimtumas. Taip. Yra žiauru, bet kaip yra, taip yra. Ir va, čia viskas yra išdėliota, kaip vyko viskas, tai jo. Tai vyko rinkimai, džiaukitės, kad pagaliau laimėjo opozicija. Tai jie rinko į savo kaip Seimą, bet čia parlamentas. Tai va kaip buvo, va taip atrodė pačios parlamentas. Nu čia žiauru yra, čia nenorėčiau tokiam parlamentui dirbti, nes nu yra labai daug opozicinių partijų, bet jos visiškai nieko nevaldo. Jos visiškai neturi žodžio. Bet pagaliau turim tikrą, gerą valdžią. Vengrijai. Ir va, buvo, va čia
kaip ir komunistai va čia va tokie, va, komunistai, dabar ne komunistų net nebėra. Jo. Šiaip MSZP ir iš tikrųjų yra socialistinių partijų, bet jinai labai stipriai komunistinė, jinai buvusi komunistinė partija. Tai mes, nu, ne mes, bet vengrai išgelbėjo savo šalį ir tuo pačiu metu išgelbėjo ir Europą. Nes, kaip sakiau, Viktoras Orbanas visą laiką, veto, 90 milijardų eurų Ukrainai, veto. Ir va, dėl to niekaip nepavykdavo Ukrainai gauti pinigų. Bet Peteris Magyaris sakė, kad to nedarys, tai thank God. Tai yra mano paaiškinimas, nes aš mačiau labai daug angliškų video apie tai, bet beveik jokių nėra lietuviškų video, dėl to aš norėjau taip, nu, duoti jum čia ir jum paaiškint, kas įvyko dabar. Tai čia yra žiauru, net Lietuvai va tokių skaičių negaunam. Va, pažiūrėkit, va, 80% visų žmonės nesapalinasi ir 80%. Čia nežmoniškai daug. Tai video gali būti už kokius tai galbūt mažiausiai už savaitės arba už kelių dienų. Ir aš labai iš kokį tai video labai greit sueditinsiu. O jei taip, nu taip, tai kažkur gegužės mėnesį gausit video. Daugiausiai, bet nu, kažkur tarp gegužės ir balandžio gausit video. Tai. Jo, I'm back ir aš back su politiniu video. Viso gero, čia buvo Evaldas ir sutiksime greit. Mi vaniu magia pitene sonaleo e avoye